Sveiki, jūs žiūrite Slešą ir su jumis esu aš, Gedas. Tai... Vilmantas! Šiandien viskas bus energiškai. Tai Vilmantai, apie ką mes šiandien šnekėsim? Šiandien pristatysim Huawei P10, kurį mes turėjome po... Kiek laiko praėjo? Mėną su pusę ar 2. Jau 2 gal spėjo. Bet ne tame esmė. Mes pristatome jums didelį ir ilgą sąrašą plius ir minusai. Čia bus pros. Ir čia bus cons. Tai va, tai pradėkime. Taigi, sąrašą pradėsime nuo ekrano. Ir apie ekraną, manau, visi sutikome mes tryse, tarp jų ir Rimvydas. Sutikome, kad šis ekranas yra tikrai ryškus. Dieną šviesus, nėra taip, kad prieš saulę blizga, nieko nematai, nežinau. Čia tavo pasiūlymas. Taip, ir labai gerai atskiras spalvas. Viskas. Tiesiog ekranas yra super. Kitas dalykas, kas su ekranu patiko labai, kad galima keisti DPI ir nereikia rūtinti telefoną. Čia kas nesupranta, tai DPI, tai kiek pikselių yra viename, kaip jisai? Colis, viename colyje. Su šiuo dalyku yra susijęs kitas dalykas. Šis telefonas turi kiek DPI? 430. Kai norima taupyti energiją, galima sumažinti ekrano rezoliuciją, nes jisai turi labai didelį tarpą apie 100 pikselių, kada jisai gali sumažinti ir vis tiek nepamatai pakitimo. Taupoma energija, bet nesimato jokio numažėjimo rezoliucijoje. Faktiškai galima naudoti visą laiką. Jep. Dar vienas nuostabus dalykas, kuris yra, tai ekrano adaptacija šviesai. Iš tikrųjų, išėjus į lauką arba išsitraukus telefoną iš kišenės, esant vakarui arba ryškiai saulei, ekranas iš tiesų labai greitai prisitaiko prie aplinkos. Ir kas svarbiausia, jisai nenusišneka, vadinčiau taip. Jisai prisitaiko taip, kaip reikia. Nėra naktį, kad per šviesį arba dieną per tamsį jam atrodo. Jisai tikrai puikiai sukalibruotas. Na, bet jau, kad kalbame apie priekį, tai pašnekėkime ypatingai apie pirštų skenerį. Prasme, ekranas tikrai yra užrakintas. Ta prasme, greitis. Jo, šitą aš papildau, ta prasme, fingerprintas veikia neįtikėtinai greitai. Ir tiksliai, tarp kitko, jisai nesimėto. Ir apie mygtuką patį užrakinimo. Palauk, aš gal pasieksiu labiau. Kažkas dirbo prie to. Labai sunkiai, kad tas mygtukas būtent skleistų tokį garsą, kokį jisai skleidžia. Ir tai yra tiesiog kažkas tokio. Majestic. Užbaigiant ties šito nuostabiu fingerprintu, man ir Gedui navigacijos mygtukai veikė puikiai, sakyčiau. Ta prasme, navigacijos mygtukai turiu omeny, kad iškviečia task managerį, pavadinkim taip. Mums su Gedu tai veikė puikiai. Tačiau Rimvydui. Jo, Rimvydas kažkodėl apie tai turėjo problemų kažkokį. Buu! Šis telefonas turi funkciją užrakinti programas. App lockas. Ta prasme, nenoriu, kad svetimi žmonės eitų į galeriją arba tavo Facebooką. Uždedi app locką, kuris veikia su fingerprintu. Kol tu neuždėsi savo piršto, tol to Facebooką neatidarys. Nu ne, o jeigu iš tavęs paima? Ryšio blokavimas. Galima skirtingus appsus, tiek sisteminius, tiek nesisteminius blokuoti jiems arba Wi-Fi ryšį, arba mobilių duomenų ryšį. Pavyzdžiui, kai kurie žaidimai nereikalauja interneto, kad jas galėtum žaisti, bet reikalauja interneto, kad rodyti reklamas. Tai tu tiesiog tuos žaidimus užblokuoji ir nebėra jokių reklamų. Bet čia turi dauguma Huawei telefonų. Taip pat šiame telefone yra sudėktas Avast antivirusinė. Tiesiog ateina telefonas antivirusinė. Jo, ir čia kaip Rimvydas labai gerai pasakė, tai built-in visada yra geriau. Labai greitai instaliuojasi appsai. Pam paukšt ir yra. Naudojasi iPhone'ą. Tikrai ne taip greitai instaliuojasi appsai. iPhone'ą. Čia žiauri greitai. Kitas dalykas yra One Hand User Interface. Ta prasme, šitą telefoną pilnai galima naudoti viena ranka. Yra toks modas, kur pastumia klaviatūrą arba į dešinę arba į kairę. Bet čia yra labiau Rimvydo pastebėjimas, aš asmeniškai kažkaip nebandžiau, bet sako, kad yra. Bet vienas dalykas, paprastas, subtilus, smulkus, bet man pakeitė ne gyvenimą, bet naudojimas telefonu. Praneša, kada nebenaudoji Wi-Fi'aus. Žiūri YouTube, dingo Wi-Fi'us, jisai išmesa pačioje juostelę paprastą. Naudojami mobilus duomenys. Kiek gigų sutaupiau? Jo, tai iš tikrųjų gali būti lifesaveris. Dar vienas dalykas.
kad galima arba 2 SIM korteles, arba SIM kortelę ir microSD kortelę. Iš karto gali turėti Tele2 ir Telia, arba Telia ir SD kortelę, dar ekstra atminties, jeigu tau neužtenka 64 GB. Šaunu, kad duodamas pasirinkimas žmonėm. Tikrai, manau, čia yra gan didelis pliusas toks universalus. Tai. The more you know. Fast chargingas. Boy. Jie nemelavo. Iki šiaip per pusvalandį apie 60% sugėjo pasikrauti šitas daiktas. Būtent. Labai patogu iš tikrųjų, jeigu ryte per naktį pamiršai pakrauti ir ryte reikia labai išlėkti. Lifesaver. Vienas iš tokių dar labiau gal fundamentalesnių dalykų tai yra, kad su savo krumpliu gali daryti screenshotus. Arba gali tiesiog krumpliu apibrėžti vietą, kurią daryti screenshotą ir jis būtent toje vietoje. Ir jisai būtent toje vietoje padaro screenshotą. Ir dar vienas dalykas, gali split screen padaryti su krumpliu taip pat. Nors ne visos programos tai leidžia. Dialers. Neleidžia. O tai yra didžiulis minusas, nes susidūrus su situacija, kur man reikėjo iš nuotraukos užsirašyti numerį ir man tai būtų pagelbė padalinti tiesiog ekraną per pusę. Tai turbūt būtų pagrindinis dalykas, kuriam tai būtų galima panaudoti, tai Bet to gaila vedėja. Ir garsiakalbis. Šitas daiktas turi tikrai garsų, crisp and clear. Ta prasme, labai... Šis mažas grybus pasismė. Ir suda ir man užtenka, kad tavęs man nereikia. Tikrai garsiai. Šito daikto kamera išties yra nuostabi. Ta prasme, kas liečia 4K filmavimą, tai wow, aš buvau tikrai nustebintas, nors aišku, mano kompas ne visai tai traukia žiūrėti, nes baisiai lagino. Bet šiaip detalumas tai... Taip. Aš likau sužavėtas. Tiesiog taip. O kas dar? Kitas pliusas šio telefono yra puikus stabilizatorius iš tikrųjų. Nors kai kuriais atvejais tai gali atrodyti neįtin kokybiškai, bet kokybę, manau, visai verta mainyti ant stabilaus vaizdo. Ypač, ta prasme, tai padeda bėgant į kalną. Faktas tas, įjungus stabilizatorių vaizdas iš karto būna priartinamas. Nebetampa tokio plataus kampo. Taip. Nusikropina šiek tiek vaizdą. Tada yra labai viena smagi funkcija tokia, kad besifotkinant su priekinė kamera, laikant taip telefoną, atzoomina vaizdą. Tai prasme, vaizdas kur kas praplatėja. Ir tai suteikia kur kas daugiau erdvės visai jūsų nuotraukai. Vat būtent Padaro platų kampą. Jo, tai yra... Aš dar niekur taip nemačiau ir aš likau... Vat šitas dalykas mane labai pribloškė. No selfie stick modas. Jo, čia žiauriai gerai. Sekantis dalykas tai yra Vivid Colors, taip berods vadinasi. Tai kaip ir labiau susaturuoja spalvas ir jos tampa šiaip kur kas natūralesnės mano akimis negu filmuojant, fotografuojant be jo. Kitas dalykas yra, kuris labai pliusas buvo tai, kad paspaudžius ir palaikius ant ekrano kažkur fotografuojant, filmuojant, tai tu gali reguliuoti atskirai fokusą ir ekspoziciją. Ta prasme, ar tavo nuotrauka šviesesnė, tamsesnė ir kur sufokusuoti. Ir tikrai paskutinis pliusas tai yra RAW. Kas nežino, tai yra žalia nuotrauka. Ta prasme, Tai ne amerikietiškas tai imtynės. Tai yra žalia medžiaga, tai yra visiškai žalia medžiaga. Nuotrauka nėra niekaip suprocesuota ir tu gali pasitelkus, tarkim, Photoshopą ar Lightroomą, tu gali kur kas daugiau informacijos iš tos ištraukti, negu fotkinant neravojo tiesiog JPEG. Taip sakant, JPEGas yra sukompresuota, RAW'as yra visiškai šviežia ir kiekvieno pikselio informacija yra aiškiai žinoma. Net pradedantiesiam labai gerai suprasti. Fotografijos entuziastam tai yra tikrai aktualus dalykas. O kadangi šnekam apie kamerą, tai judėsim prie kameros minusų. Po pusvalandinio ginčo mes grįžtame į eterį. Ane, Taigi, dabar šiek tiek apie minusus. Ta kamera filmuoja iš jūsų? Ja, tai filmuoja. Gerai. 4K rezoliucijoje nėra stabilizerio. Huawei, looking at you. Taip pat ir daiktų sekimo, apie kurį nieko prieš tai nepasakėm, nes nelabai turim ir ką pasakyti. Sugeba sekti daiktus fokusas. Veikia, bet 4K jo nėra. Čia gal kiek aktualiau merginoms. Beauty modas. Man irgi aktualu. Nežinau, ką pasakyti. Kam jo reikia? Net ne Snapchato filtras, bet išsidergimas iš nuotraukos. Nejaugi ant tiek raupus veidas, kad reikia ten tokių retušavimų, veido patamsinimų, spalvų išlyginimo, kuris atrodo fake. Task. Tai tiesiog yra funkcija ne kiekvienam toli gražu. Ir tai veikia tik tai 720p rezoliucijoje. Tai va. Jeigu filmuojama. Ganėtinai prastas fokusas naktį,
nes dariau porą naktinių nuotraukų, stengiausi nufotkinti žvaigždės, bet man nepasisekė niekaip sufokusuoti tiek rankiniu būdu, tiek automatiniu būdu. Aišku, gal su žmonėm būtų kitaip ir aišku, gal aš per mažai bandžiau, bet faktas, kad man tas nepavyko. Man asmeniškai baisiai užkliuvo tai, kad galima pasirinkti temas. Tai skamba kaip pliusas, bet tai yra minusas, nes nėra kažkokios konkrečios Huawei temos, kuri būtų priimtina visiems. Yra kažkokios pasirenkamos, kurios kuriamos atrodo vaikų. Ferrari ir telefono logotipas ten ugninės spalva. Kur paprastumas, kur solidumas. Taigi telefonas yra viskas apie solidumą, verslą, stilių, o ne kažkokius pigias temas. Aišku, galbūt yra gerų temų. Bet man jų nepavyko rasti niekaip. Ieškojau 2 dienas. Skyriau tikrai per tas 2 dienas ištisas 2 valandas ieškoti tinkamos temos ir radau patenkinamą. Tai geriau tiesiog nebūtų šios funkcijos, manau. Bet čia reikia nuomonė. Yra klaviatūra ir yra vienas didelis labai toks minusas. Šitie skaičiai, viršutinė skaičių juosta yra visiškai neiškeliama atskirai. Reikia įsijungti kažkokią tai Swift Key klaviatūrą, kuri yra integruota Huawei. Tada jinai siūlo žodžius, kurių aš nemėgstu ir jų neina išjungti ir taip užima klaviatūrą dar daugiau ekrano vietos ir kodėl? Kaip iPhone vartotojas galiu pasakyti, kad man tai nekliūdė, nes iPhone net nėra taško atskirai, reikia eiti į simbolius. Tai ta prasme, sėdėt suskundęs dar dėl skaičių. iPhone'as to net neturi. Mūsų draugas Rimvydas labai skundėsi, kad neryški LED lemputė. Bet aišku, tai labiau gal aktualu balto ekrano modeliam, nes ta LED lemputė netaip gerai matosi. Nors asmeniškai, aš tai ją puikiai visada mačiau, kada man reikėjo. Jo, šviesos ant šviesaus gal kiek sudėtingiau, bet tarkim, mėlynas telefonas tai turi juodą priekį. Su juo tada, aš manau, šitos problemos kaip ir neliktų. Tai čia klausimas, kiek yra problema. Kas yra čia, vat? Kodėl čia Tarp rėmo ir ekrano yra juodas tarpelis. Kam? Kodėl tiesiog nepaslėpti to juodo tarpelio rėme? Jisai matosi ir tai sugadina estetikos jausmą. Ir dar vienas dalykas, kas tikrai nustebino, tai yra pašto programėlė. Aš asmeniškai nenaudojau jos, bet Rimvydas naudoja. Tai yra pašto programėlė sudegta grynai Huawei. Jinai nesinchronizuoja kitų paštų, net jeigu jie yra užregistruoti toje programėlėje, išskyrus tą, kuris yra atidarytas tuo metu. Su Gmail programėlė to mes nesusidūrėm, nes mes naudojam Gmail, todėl tai lengva išvengti. Bet minusas. Ir kaip kiekviename telefone, šitas telefonas turi tą patį didelį flaw. Yra tos programėlės, kurios ateina su telefonu ir kurių negalime išdiegti. Jos užima bereikalingą vietą. Aišku, tai nėra toksai didelis gal minusas 64 GB modeliui, jo, bet tai tik užima jums bereikalingą vietą ir kodėl jums to reikia, jeigu jūs to nenaudojate, to nereikia. Androidas, duokit daugiau laisvės vartotojui. Huawei, Samsung. Būkit tas game changeris, kurio visi taip laukia. Taip. Taigi, Huawei P10, mūsų įžvalgos tokios, o nuomonės susidarykit patys. Išvadas pasidarykit patys, tiksliau va taip. Jeigu nematėte pilnos apžvalgos apie šį telefoną, galite rasti linką. Žinai? Čia? Taip, čia bus? Čia. Norime padėkoti dar kartą Nova Media už suteiktą galimybę paturėti, apžvelgti šį nuostabų aparatą. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų laidą Slešas, aš buvau Gedas ir čia buvo Vilmantas! Susimatysime kitame video. Bye! Viso.